Esu Mindaugas Bačiulis iš BMK, biznio mašinų kompanijos, direktorės pavaduotojas pardavimam. Mes kaip įmonė užsiemam technologijų integravimu. Čia jūs matot mūsų vieną iš padalinių, kur yra pagrindė spausdinimo ir gamybos technologijos. Dar mes turim ir kitus padalinius, kurie užsiema audio ir video technologijų integraciją, švietimui technologijom, skaitmeninių darbo vietų paruošimų, programavimo padalinį taipogi turime. Tačiau šitame gamybos inovacijų slėnyje, kuriame esam su spaudos ir gamybos technologijomis, mes turime vieną iš pagrindinių funkcijų, kurią norim suteikti savo vartotojui, tai kad jie galėtų išbandyti visas technologijas prieš integruojant į savo gamybos procesą. Labai džiaugiamės čionai būdami, kad mums suteikia gamybos inovacijų slėnis tokią galimybę būti jų bendruomenės nariais. Čionai persikėlėm prieš šiek tiek daugiau nei prieš metus. Ką mums duoda bendruomenė? Tai be abejo, aišku, betarpišką bendravimą, galimybės kartu dirbti projektuose, kažką tai kurti, tobulinti mūsų esamas technologijas tam, kad jos atlieptų kiek įmanoma labiau mūsų klientų poreikius. Dirbam pagrindė Lietuvoje, turim ambicijų Latvijoje ir Estijoje ateityje. Taigi norim pasiūlyti savo klientams maksimalias galimybės, kad jie galėtų gauti ne tik tai, sakysim, mūsų atstovaujamų gamintojų sprendimus, bet galbūt ir kažkokius tai adaptuotus specifinius niuansus atliepiančius jų poreikius, kuriuos būtent mes kartu su partneriais čia gamybos inovacijų slėnyje galim išdirbti, ištestuoti ir jau pateikti rinkai gatavus, tam, kad mūsų klientai, būtent eidami skaitmenizacijos keliu, galėtų transformuoti savo procesus, pereiti iš analogijų į skaitmeninės technologijas ir tuo būdu atliepti savo klientų poreikius. Kas, turbūt yra pagrindinis uždavinys skaitmeninės transformacijos kelyje. Europos skaitmeninių inovacijų centrai dirba partnerystės pagrindu. Į partnerystę įeina tiek aukštosios mokyklos, tiek verslo asociacijos, tarkime, kaip mūsų Lietuvos pramonininkų konfederacija. Kiekvienas iš partnerių atneša savo pridėtinę vertę. Labai džiaugiamės EDIC bendruomenę, su kuria tenka bendrauti, džiaugiamės jų ekspertiniam konsultacijom, renginiais bendrais, kuriuos turim. Nuo praeitų metų tapome Limpros nariais. Tai būtent šita bendruomenė, manau, labai stipriai padeda kurti bendrus naujus projektus, kažkokias tai idėjas generuoti. Ir tas betarpiškas bendravimas šiandieniniam versle yra labai svarbus. Ilgalaikis skaitmeninių inovacijų centrų tikslas tai yra suburti aktyvę informacinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis galimybėmis besidominčią bendruomenę, kuri aktyviai domėtųsi sprendiniais ir aktyviai dalintųsi ir aktyviai skaitmenizuotųsi ilguoju laikotarpiu, padarant Europą labiau konkurencingą globaliose rinkose. Ką noriu palinkėti visiems einantiems skaitmeninės transformacijos keliu, nelaukti, nes tai nėra trumpas ir lengvas procesas. Nuo idėjos subrandinimo iki jos paleidimo į gyvenimą užtrunkamas nemažas laiko ciklas ir kuo anksčiau pradėsi, to greičiau turėsi. Taigi linkiu ilgai nedelsti ir kiek įmanoma greičiau susifokusuoti ties tuo. Jeigu trūksta kažkokių tai įžvalgų, jūs visą laiką galite kreiptis pas mus, mes su mielu noru pakonsultuosime jūs.